Sport In. Sportas su tavimi. Tik Ričardai, kokiais klausimas šiandien turbūt buvo, ar tu laimėsiu, kaip tu jautiesi po vakar? Atvirai pasakius, privargau po vakar. Visgi kaip bebūtų visą savaitę prabuvau Romai, galima sakyti, ir visą savaitę prabuvau ant vaistų ir dar paskutinės, kiek čia nuo penktadienį iki vakar 8 setų sugrįžau, galima sakyti, bet ir nepačiame nieko. Ir aš šiandien gerai, kad nei temperatūros nepamanėtų, tai galėjau kažkiek ir daugiau išnaudoti. Nors vakar jau visiškai pavargęs tikrai buvo, renginius jau matė, paskutiniais jėgas palikom, bet pasisekė, bet šiandien, sakoma, galėjo tas žaidimas mano. Gerai jaučiausi aikštę užtikrinti ir, manau, viskas tai ir nulėmė visą eigą. Viską Ričardas, aišku, buvo labai sunku, bet net minutės abejonės taip nebus. Todėl tas skirtumas pasukėlis. Ričardas, kaip sako, gulėjo žaidimas, bet aišku, tas 20% apimti. Ir to užteko. Šiaip tai, vakar kai pasiskaitėm, kad patyrėm fiasko, aš nemanau, kad patyrėm fiasko. Kažkas prirašo kažkokių fiasko, patyrėm. Vieną dvejetą mačą iš 5 setų. Kovoja vyrai, juos iš 5 setų. Kurniuodami nuleidę galvas. Gausas ten tokias, viskas suprantu, kaip mailai rašyti iš vis. Vyrai atsidavę, lošia čia, kurniuoja nosis. Kūnė čia kurniuoja. Kažkaip tai, taip atrodo, Lietuvoje žaidžiam atvirkščiai turėtų palaikyti, kaip kad... Fiasko, koks čia fiasko buvo, vyrai tie iškovojo pergalę, koks čia? Mūsų fiasko, ką jie 3 setus po 6-0 gavo? Jeigu po 6-0 būtų 3 setus, aš gal ir galvoju, kad būtų fiasko. 5 setai, didelė kova buvo. Ir nei sekundės abejonės nebuvo, kad mes vis tiek laimėsim šitą mačą. Nu, čia fiasko. Turi tik pagalvoti prieš aš. Tos žodžius, tai čia ką čia. O šiaip tikrai labai gerai, ačiū už palaikymą. Iš tikrųjų labai ačiū Šiaulių arenai ir visiems žmonėms, iš tikrųjų rėmėjams ir visiems nuoširdžiai palaikiusiems. Mes iš tikrųjų visas eigas atidavėm. O kaip Vyžeras sakė, tai jeigu teisybę pasakyti, tai turbūt iki 9 mačo mes padarėm 2 treniruotės po valandą. Nepilną. O prieš tai pragulėjau su temperatūra visą savaitę 5 dienas. Ir vis tiek abejonės nebuvo, kad jo klasė, neatvykus Bagdačiui, vis tiek leis šitą mačą laimėti. Paskutinį mačą žais Lukas. Duosim galimybę Lukui sužaisti mačą. Aš jo tikiu ir aš visiškai nesigailiu, kad jo jį pastačiau su Ričardu. Aš manau, kad tai davė iš tikrųjų naudos jam ir jo tėvų treneriui pamatyti, ką reikia toliau daryti. Ant kurių elementų reikia dirbti ir įsigijo labai didelės praktikos, psichologinės. Žinoma, ir jis jaunas, dar neįtekė žaisti arenose didelėse neįką, tai tik tai didelis pliusas ir reikia išnaudoti, taip kaip mes padarėm vakar. Nes jisai yra iš tikrųjų geras ir nurašinėti jo negalima, o kaip tik reikia ir spaudoje nerašyti, kad čia fiasko patyrė, kaip tik vaiką palaikyti. Toks įspūdis vakar mums susidarė, kad visi vos neužpyko, kad Lukas Lingevičius čia žaidė ir kad mes pralaimėjome. Kame čia reikalas, čia komandos narys ir visi lygiai tas pat kaip ir bet kas. Lygiai taip pat man yra buvę mačuose, kai surakina tave tiesiog ir tu nieko negali pajudėti visai. Čia ne koks krepšinis, kur nueini pasikeiti 5 minutės pakalbis su, tai nežinau, treneriu. 6 treneriais vėjo. Ir eini toliau žaisti. Čia tu vienas aikštė ir jeigu tau netgi ženklą ten parodo ar kažką, tai tu vis tiek jau gauni įspėjimą. Australijai parodai ženklą kokį nors ir šitą įspėjimą gauna. Tai žinot, kaip tą žaidėją sukausto, atsakykit, tokią areną vaikas lošia pirmą kartą 20, o čia ne, 20 tūkstančių žmonių. Ir sudėtinga, jeigu tai pagalvoti. Bet jis turi pratintis, jisai yra komandos narys ir jisai yra vienas iš optimaliausių žaidėjų, kurie lošia. Ričardui nelošiant pirmų galvo ir pirmų rungtynį. Tai va, tai dabar jisai žaisti savo gerai nusiteikęs, viskas gerai. O treneriai nebuvo kilę minčių leisti Ričardui šiandien pailsėti? Nebuvo. Kodėl? Dėl to, kad tada gal būtų kilę minčių, ar mes laimėsim. Tai dėl to, kad nenorėjom, nes tikrai negaliu šitą klausimą atsakyti, nieko neturiu pasakyti. Kokį čia... Vakar man buvo minčių Ričardą pastatyti, bet nieko nesakiau, net jam nesakiau, buvo dvejetą statyti ir
rezultatas neaiškus, kuris būtų būdas iš tikrųjų, nes Dovydas su Luku būtų žaidė. Gal irgi galėjo laimėti, nes priešininkai tikrai negrėsmingi buvo. Bet kad vienetą nestatyti čia tada būtų per didelį rizika. Kada Richardai į Ameriką važiuoja? Aišku, dabar reikia paimai neaiškus ir bus matyti, dabar spręsime visas rytus ir spręsime ateities planus. Bet vis tiek į Ameriką, ta prasme, ir fiziniai dirbti. Toks planas. Treniruotis tenis. O nesinori aišku karksėt, bet atsimenant, kaip po Estijos dėl viso mačo, kaip tavo reikalai komplikavosi, dabar vėl sirgai. Estijos aš jau virtuvės sėdėjau. O mačas jau pasibaigęs. Dabar jis 3 geriausių atvejų iš pusantros savaitės. Ta prasme... Aš taip sakau, dar spręsim, jis dar neaiškus, esam rytoj. Varyt, rytoj apsėsim. Bet šiaip kainavo tau šitas vis tiek, žaidimas už Lietuvos rinktinę, nes negalėjai iš karto važiuoti į Ameriką po Australijos. Galima sakyti, gal sveikatos atžvilgiu, nes tas orų pasikeitimas buvo toksai didžiulis. Bet šiaip visiškai nesigaliu, kad atvažiavau, nes visada atstovavom Lietuvą ir mums tai yra smagu. Ačiū.